Labą dieną. Sveikinu. Pradėjau vlogą kaip koks senovinis. Ne, biški emocijos. Labą dieną. Vėl antras dublis blogai. Aš nesuprantu, nebemoku. Padariau pauzę nuo žvejybų, nebesugebu pradėti. Sveikučiai. Esu visiškai naujam spote. Tuoj padarysim mini turą, tai greitai papasakoju. Per streamą, neatsimenu labai to žmogaus, kuris pašautautino, bet tu spėjai žiūri mano šios video, tai didelis ačiū tau, kad pašautautinai Carp Spot. Parašiau Carp Spot, sako skambtelk, pakalbam, pabendraujam ir sako susitarsim. Tai jie sako, jeigu nori atvažiuok, sakau, aš noriu pirmą kartą su šeima pažvejoti. Tai yra aš, žmona ir vaikai. Aišku, labiau aš žvejoti, vaikai šeima tiesiog pabūti. Karpinė žvejyba, manau, tam tinka labai, nes tu užsimetei ir ramiai lauki kibimų ir gali kažką veikti. Pakepti, stalo žaidimą pažaisti. Šita vietelė yra visiškai naujai atsiradus. Nesenai. Visas nuorodas į jų Facebooko puslapį tikrai paliksiu. Tuoj pažiūrėsim turą, kaip čia viskas atrodo. Man kol kas patinka. Kiek mačiau, čia yra ir didesnių karpių, ir tokių tų sportininkų vadinamų. Atvažiavom, šeimininkas man ir šeimai leido apsistoti viename namelėje, kur už mano nugaros yra. Mes esam antiek anksti čia. Nameliai jau turi viską sutvarkyta, vidus yra tik stalai kol kas. Dar nėra net atvesta elektra. Mes antiek ankstyvi svečiai esame šitame Carp Spote. Ir mano predictionas iš pirmo vaizdo, ką aš pamačiau, žinokit, už gerų metų dviejų čia bus užsibukinimo eilės. Gamta graži, viskas tvarkoma, remontuojama gražiai. Bus įdomu pamatyti. Čia mano predictionas, o kur mes būsim už 1 metų su Carp Spotu. Tikiuosi toliau bendradarbiausiu ir galėsiu čia atvaryti, pažvejoti, gal ir be eilės. Jų Facebooką tikrai palieku, o čia dar užmetu, tiesiog įvesite į Facebooką Carp Spot ir jums išmes. Paprasčiausias dalykas, dabar varom pažiūrėti turo. Tai pirmiausia, turę pradėkime nuo pačio ežerėlio. Čia va tiek, kiek yra akis, kiek mato, tiek jo yra. Ten yra 5 namelis, mes buvom susitarę, bet mes pasitikrinom 6. Ir sakom, jeigu niekas nėra užėmę, mes tokį biškį mažesnį norim, nes šoninis vėjas yra ir mums čia mažiau užpučia vėjas. Bet tie, kas norit, pavyzdžiui, imti šiek tiek daugiau vietos, tai imkit 5, nes jis viduje turi daugiau vietų. Tuoj namelį dar parodysiu. Gal ir 5 parodysiu tada. Tualetai, aišku, yra prie ežerėlio visur sustatyti. Čia jau įrangėlė mano. Žiūrėkit, ant kiek mes į šitą matą, man toks jausmas, dar žuvis nėra buvo įsidėta. Aš tikiuosi, kad šiandien būsiu pirmas. Tai matą parūpina. Jau vienu daiktų mažiau vežtis jums reikia į žvejybą. Prieš metant žvejojant reikia vieną labai svarbų dalykėlį pasidaryti. Ir kadangi aš čia niekada nežvejojęs, aš maždaug žinau, iki kiek yra mano sektorius, tai aš tą sektorių. Tai aš ką darysiu, gerbėmieji? Aš bandysiu skeninti area. Šito dar niekad nebuvau daręs ir mums parodys, kiek laivelės užtruks tą area skeninti. 0,5 valandos šitą skenintų. Nu, man tiek nereikia tikrai. Stabdom. 12 minučių tikrai nereikia, tada pusvalandžio. Startuojam, turėtų plaukti ir žiūrėsiu, nuo kurio kampo pradės. O, 2 metrai gilis čia. Galiu visada sonarą įsijungti, kad matytum dugno kietumą, žolės ir taip toliau. O, perkritimas iš karto. Ir žolytės. Ten duobė. Žodžiu, kai baigs skanuoti, pasižiūrėsim, ką mes čia turim. Gerai, užeikime į mūsų namelį. Čia aš savo powerbank stotelę atsivežiau. Turiu šviesą, jeigu prireiks. Čia turiu jaukų pašarų ir visokio ant ko žvejosiu. Tai čia su tokia mini terasėlė, o viduje jau vyksta balius. Vyksta balius? Nu, jūs darykit, ką darot. Jeigu gali truputį tyliau, aš noriu papasakoti, kas čia yra. Tai va, šitas namelis kol kas turi tik savo staliuką, mes čia savo vaišės susidėjom, ką vaišinsime. Čiužinius, mes atsivežėm pripučiam čiužinius, bet jeigu atsiveža karpininkai savo lovytės, tikrai susistato. Dviese, pavyzdžiui, čia ledas. Arba šeima, mes 2 suaugę, sakėm, gulsim į šoną, vaikai sakė, nori į vidurį, savo prisipūtėm čiužinukus. Va, ką aš sakiau, mes kodėl esam ankstyvi svečiai. Jau yra viskas paruošta, bet dar nėra elektros. Elektros įvadas. Tai pagal tai, kaip yra atėjęs elektros įvadas, panašu, kad čia elektra jau labai greitai bus. Netgi šio sezono pabaigoje turbūt jau gali tikėtis. Nežinau, gal šeimininkas pats gali pakomentuoti po video, kada mes galim tikėtis į elektros. Bet daugelis mes turim powerbankus, power stotelės, tai čia. Tai karpininkam, manau, čia nėra problemėlės. Kol kas yra tikrai nemažai, sakė, žolės. Tai yra suleisti amūrai, kiek su šeimininku kalbėjau. Todėl dabar su metodais, su feederiais neleidžia čia žvejoti, tik karpinės, nes gali nutraukti daug šeriklėlių. Tai sakėm, metai, 2, nežinau, kiek. Kol amūrai sutvarkys reikalus su žolėm, tai aš spėju vėliau leisti ir su feederiukais, ir su metodais ir taip toliau. Laivelius
Leidžia. Mano pirmas klausimas buvo, ar galim su laiveliu plaukti. Sako, gyvenam 2025 metais. Yra juokinga, kai karpiniai ežerai, karpinės vietos neleidžia laivelių. Šeimininkas pats sakė, karpininkas pats žvejoja su laiveliu, tai mes šiandien plauksim su diperiu, kaip ir priklauso. Pasiskanuosim, pasižiūrėsim dugną, įdomu koks gilis, kol kas dar net neužmečiau nieko. Žinau, pliurpių daug, vieni sako, du mažiau pliurp, daugiau žvejok, bet noris parodyti. Nauja vieta, man netoli čia Klaipėdos, pusvalandukas yra su vietoj ledas. Nu, mes ekrane štai matome, net būtent šitoj vietoje yra žuvelių. Tai aš jaučiu, gal netgi dabar pasiplaukiuosi su laiveliu. Man įdomu skanavimą pažiūrėti dabar. Giliai tokie, viską mes čia išsiskanavom. 3D. Va čia yra puikumas. Palauk gilę truputį. Galima. Dugnas gan lygus, kaip matot. Išsiskanavom viską ir 3D galim pažiūrėti. Vieną duobę matau ties viduriu. Gerai. Tai tada žemėlapį aš pasijungiu ir aš galiu turbūt skanavimo taškus. Čia yra duobės, ne? 2 metrai. Čia 1,7 m buvo jo. 1,7 m, 1,9 m. O čia buvo 1,7 m. Tai mes manau, 2,10 m. Tai aš manau vieną seivinu spotą iš karto čia. Šitas kampelis man patiko. Confirm. Pasivadinsiu S3, nes trečias spotas. Save. Tada sekantis buvo čia, nors gal niekas daugiau nežvejoja, mes gal galim reiti už skanavimo ribų kažkur. Įsivadinsim S2 ir tada vieną dėsiu, vis dėlto matau, kad čia yra kažkas kitas skanavęs 2 metrai. Tai galbūt čia įeisiu biškį į 7 sektorių. Jeigu kažkas atvažiuotų, labai yra svarbi taisyklė. Su laiveliais žmonės labai dažnai nepaiso sektorių ribų. Gal techniškai aš šiek tiek ir nepaisysiu dabar ribų, bet aš manau, kad kaimynų nėra. Jeigu yra kaimynai ir turite laivelius, tiesiog pagarba vieni kitiems. Čia net nereikia tokios taisyklės rašyti. Jeigu tik atvyktų, kaimynas žvejoti, aš šito taško atsisakyčiau iškart. Bet aš išsisaugosiu dabar ant to perkritimo būtent S1. Tai štai, turiu 3 savo žvejybinius taškus, kuriuos susiplanavau su laiveliu. Einu maišyti jaukų, dėti meškeres, plukdau, važiuojam. 5 namelis, irgi laukiama turbūt maitinimo, kad namelis galėtų gauti jau elektrą. Mums originaliai šitas buvo pažadėtas, bet mes tai pasitikrinom, gražiai paprašėm ir leido, nes sakė, nieks nėra užsibukinęs. Tai va, šitas turi daug didesnį erdvę. Sakau, net 4 galėtų būti, nu tai jeigu žinai. Pavyzdžiui, 2 šeimos atvyko be vaikų, vyrai su žmonom pažvejoti. Tai ir žvejoja, nes kiek supratau, sektoriuje gali žvejoti iki 2 žmonių. Vienas labai jau laisvai sektoriuje jautiesi ir taip toliau. Dar vieną dalyką parodau. Va, šalia yra sektorius be namelio. Sektorius numeris 7. Tai palapinė savo karpininkai drąsiai gali pasistatyti, turi savo laiptelius, turi va tokią, galime vardinti chill zoną ir viskas, metate ir žvejoja. Ten vienas tualetas, čia yra kitas tualetas. Čia iš viso labai smagiai yra. Aš nežinau, ar šeimininkas čia yra taip sugalvojęs, ką aš pasakysiu, bet man atrodo, kad čia yra bendra chill zona. Negalim sakyti tūso erdvė, bet žinot, kaip festivaliuose būna, chebra pasiema savo namukus, turi savo potus. Susimetė visi karpinės meškerės, vakare ateina, šašlikiuko pasikepa. Čia turim vėliavos, va, carp spot, aki baits, žinomi jaukai Lietuvoje labai. Ateini, pasiemi savo, užbaigi žvejoti, matą padėdė atgal po žvejybos, o turbūt, nežinau kaip čia veikia, bet jeigu reikia ir jaukų, builiukų, galite įsigyti akibeitsų čia. Čia turbūt kodukai yra, gal šeimininkui paskambinė ar pervedi pinigų, jam net nebūtina atvykti, jis pasako, sąžiningai pasiimi, užsirašai, kad pasiėmė, jeigu pritrūkai. Kol kas, kol nėra 100% patogumo ir to, sakykime, komforto, elektros ir taip toliau, jau yra kietai. Tai kas bus, kai sutvarkys viską iki galo? Negausim vietų, chebra. Pešimės kalendoriui, kas rezervuoja šitą ežeriuką. Nice. Nekantrauju išbandyti. Visiškai naujas telkinys, niekad čia nebuvęs. Važiuojam pagauti pirmą karpį. Ruošiasi karpiniai žvejybai, panelė. Dar neši? Neši? Gerai. Va šita bus žvejė su manim. Pijui tai mažiau patinka. Ruošiasi jinai karpiniai žvejybai. Čia mums padovanoja šitą firmą, jeigu ką. Dabar jau ne reklama, bet tikrai naudinga. Kaip tikri žvejai. Skanauji? Ką, panelė? Organizuojasi. Zona? Stalas. Spėgi dar esu užmetęs meškerės. Šeimą pamaitinti reikia pirmiausia. Nu ką mes čia esam prisidėję? Mes esam primiksavę visokių dalykų. Ir pelečių, ir boilių šeriminių, ir spod miksą, ir šiek tiek kažkokio daugsnos įbėrėm. Tuoj pilsim. Pijus yra paruošęs. Paro, ką esi paruošęs čia? Papasako, kas tai yra? Koks skystis? Parašyta, paskaityk. Tiger.
Tagernats, tigrinis riešutas. Tigrinio riešuto skysčio. Gilė toliau maišom. Vieną sistemėlę pasirodo, man reikės persirišti, yra nutrūkusi. Nupilk skystį. Bet turėjai pilti, žinai kaip. Bet pilk ne į vieną vietą, tai palenk ir tai po biškį judink po visą, kad Jo, ateik, kur tau patogiau. Aš dabar maišysiu likusią šitą, gerai? Bet gal nesupilk viso, žinok, jo daug nereikia. Tai gal pradžiai supilk pusę, pažiūrėsim, kiek bus. Pasiimk su viena ranka ir taip truputį judink, kad nebūtų vienoje vietoje. O, judink po visur. Labai nemažai čia pripyliai. Nu gerai. Taip, jisai išsimaišys. Nu, ne kalko maišyk. Kali. Tai va, jeigu turite vaikų ir vežatės į žvejybą, būtinai juos išnaudokite. Darykite taip, kad jie dirbtų jūsų darbą, o jūs mėgautumėtės ir galėtumėt žvalgytis į gamtą, atsigert gėrimą ir ramiai sėdėti. Dar išmokysiu, kad užmestų meškerės ir va linksmoliai galės taip daryti. Gerai? Paro liuksą. Kokią turiu? Nu viskas, atrodo taip staiga čiki-briki padaryta, bet nebuvo staiga čiki-briki padaryta. Meškerėlis užmestas, hebra namukė čilina, buvo susidėliotas jaukelis, labai tokį miksą padariau. Ir saldaus, ir dar kažko, ir braškės, ir ananaso, ir visokių, ką turėjau, kaip gausis žiūrėsim. Turiu va 3 karpinės meškerės užsimetęs, visos laukia kibimo aišku. O ar kibimas bus, nu, mes išsiaiškinsim. Dabar yra apie, nežinau, net nežiūrėjau laikrodį. Turi prie savęs, viskas čia normaliai. Norėjau sakyti 5, po 5:20, po 5:19. Wow, gerai, pats vakarinis. Manau, kokias 2 valandėlės tikrai bus ramybė dabar iki 7, o nuo 7 gal jau atplauks tas karpis ir pradės kušinti. Laukiam, žiūrim, einam su vaikais pažaisti kokį žaidimą ir žiūrėsim, kas bus. Kai susidarbino operatorium, pas mus vyksta vakarienės gaminimas. Kepame nuggetsus, kepame dešreles ir kepame kukurūzus. Kibimas buvo vieną boilį pavogė, bet dar yra ne vakaras. Tai buvo dieninis kibimas, tai labai daug vilties ir nedėjau. Manau, šiandien bus daugiau kibimų, kai ta saulė nusileis už miško. Parodyk, kur ta saulė. Kamerai. Pasuk. Oh my god. O kaip reikia paspausti pauzę? Ne, aš susikarpysiu, tu nebūtinai. Čia jau 1 minutė praėjo. Gerai, tai tu įrašinėk. Karpi! Yra, jaučiu. Sakiau bus. Ir jūs dar neužmigot, vaikai. Kvieskit karpį. Karpi, ateik! Karpi! Bet taip, alus nukrito. Py iš nosies kraujas. Stipru. Gal net didelis karpis. Labiausiai nenorėčiau paleisti. Filmuok pijų. Iš nosies kraujas pradėjo bėgti. Gilė nuvertė gėrimą. Kur? Ir sekantį sekundę iš karto išvažiavo meškerė. Čia yra viskas viename, per 1 sekundę įvyko. O tu sakei, gal jau eisim toj miegot. Aš tau sakiau, čia dabar yra, žinau, kad yra srautas žolių šitoj vietai. Intens, sakei? Ja. Žiūrėk į galūnę kaip stipriai. Čia pijau ir gilė. Jeigu aš tik ištrauksiu šitą žuvį, čia bus tokio dydžio žuvis, kur jūs dar nesat matę, kad jis gyvai jums parodytų. Tai dabar labai noriu ištraukti. Bent vieną žuvį iš šito telkinio. Sąžiningai biškį buvau, galvoju, gal labai naujai prileistos žuvies. Reiks išsibandyti ir galvoju, tiek visą vakarą kibimų nebuvo. Ir šito toliausiai ir buvau užmetęs. Žiūrėjau. Ir po to stovi. Matot jau? Ja. Biškį su žolėm gali būti. Eina savo. Kas? Ar yra kažkas? Yra už tų žolių. Negi čia karšis. Čia mano prakeiksmis bus. Ar lynas čia? Ant karpinės lynas. Oho, štai toks neblogas. Tikrai galvau bus karpis. O lynas Iš kur pas jį tiek jėgos? Kaip jisai išvažiavo su karpinė didelis boilis? Man atrodo, žolės padėjo jam jėgai. Gali būt, kad padėjo jo Nes jėgai. buvo įsikibusios. A ne? Atrodo, kad tai buvo įsikibusios žolės, na. Giliai juokinga labai. Giliai labai juokinga. Mama. O, šaunuolis radai.
Žinai, kas čia yra? Kas? Yra vaistukai, kur kabliukas žuviai įsisegia. Vadinasi antiseptik. Dezinfekuoja žuvytį, Va, žaizdelę. purškia. Ir jai tada užgyja žaizdelę greitai, jeigu atsiranda jį. Ir tik toks eilinukas. Ateisit su manim nusifotografuoti? Yes. Noriu pakloti. Nu, paglosti, kuo čia kaip guli. Ir aš. Duokit, aš biškiai į vandenuko duosiu. Kad jinai gautų vandenuką ir ant vieno, ir ant kito šuniuko. O, matai, gavo vandenuką iškart. Kaip džiaugiasi. O, matai, kaip iš karto, wow, gavo vandenuko, apsidžiaugia. Šita neturi dantų, čia ne lydeka, jinai neįmanoma, kad jinai įkastų. Tai duok taip rankytės gilę. Išplėsk rankytės daugiau. Išplėsk iš toliau, vieną Plačiau. nuo kitos. Plačiau, vieną nuo kitos. Dar. O, suspaus truputį už pilvuko, bet neprašau. Jinai spurda. Palauk, aš duosiu jai dar truputį vandenuko. Giliai pabandysim duoti palaikyti, va, gavo vandenuko. Dabar taip lankytės laikyk. Taip. Plačiai, didelė žuvis, matai? Ir žiūrėk į mamos kamerą. Jei, laikyk. Viena iš lietuvių. Lietuviškiausia žuvis. Nu, viskas. Šok. Ne, nešok į vandenuką gražiai. Kada jau greitai pradės? Tuoj. Labai Bye bye. Bye. Iškart įvykiams už akių, nes komentatorių atsiras, žinau. Kaip tu ant viršaus dėdi tą žuvį? Gerai, kad su lynu pasitikrinom pradžiai. Pasirodo, čia tas atsidaro. Reikėjo man žuvytį čia dėti. O jeigu labai spurda, su šito galima uždengti. Jinai paspurda, nurimsta ir viskas. Tai jau viskas, paleidom. Lauksim kitos. Jo 5. Kas čia tokia yra? Kitai skrido. Čia rimtai? Tai. O, žiūrėjau, rimtai, čia buvo 3. Ir šitas išskrido. Ką veikiai? Tėtė, Ką? žaiskim vaskysyje. Vaskyčiai? Taip. Gerai, pijau, žaidžiam. Nes nepijęs gilę. Vaskyčiai. Vaskyčiai. Laimėjai. Tu negirdėjai, noriu pasakyti. Aš girdėjau, bet galvojau, jis nenormalų žadintuvą užsistato naktį. Eik tu savo. Ką? Eik tu savo, sakau. Kur čia jinai pliumpinėja? Ką? Čia dar šalia pliumpinėja. Gal pakreipsta? Yra. Ką pagavai? Karpį. Koks didžiulis. Ai. Matausi kamerai? Liktai. Tu matai? Biški žolelių. Pradėjo uodai prie šviesos skristi. Ne. Kaip dabar reikės užmigti? Kiek jėgos paspuola. O, kiek jėgos pasera. Koks monstras čia, ne? Nu, didžiulis tikrai. Neturi svarstyti. Ai! Baig! Va, rečiau. Gal galiu neit? Ką? Gal galiu neit? Jo, nu va iš čia, gerai? Gerai.
Gaila, kad svarstyklio neturėjau. Nes labai daug nuojautos turiu, ką gali čia būti mano rekordinis ir koks, nežinau. Čia 12 su virš tikrai, 13, 14. Neturiu svarstyklių, nežinia rekordas. Bet jau karp spotas. Viskas užskaitytas, o dar rytas liko. Einu miegoti, bet dar 2 meškerės užmestas, jeigu vėl išzirzins. Leiskit man padaryti tą vadinamąjį shameless plug. Sukūriau dizainus Siemkės, iš kitos pusės sėkmės. Nu ir žinot, šitas dizainas yra ne kiekvienam, o tikram žvejui, kuris nebijo iššūkių ir nebijo eiti prieš prietarus. Visi ten Siemė negalima linkėti sėkmės. Dabar jau merčas yra. Kadangi negalima sėkmės, pasakykim, Siemkės. Bet mes visi žinom, iš kurios pusės reikia skaityti. Ilgai prašėt manęs, kažkas jau yra nusipirkęs su lydeka, ilgai prašėt manęs, kad padaryčiau kitų žuvų dizainų. Tai, kadangi šis epizodas apie karpius, taip atrodo 2 dizainai, kuriuos galite užsisakyti, žvynius karpis ir veidrodinis. Žinoma, padariau dar ir kitų žuvų mėgėjams. Tai va, čia sumetu visus dizainus ant ekrano, galite pasižiūrėti. Ir šiuo metu arba rašykit man e-mailą, arba rašykit man tiesioginę žinutę per Instagramą, arba per Facebooką ir galėsite įsigyti taip. Kol kas websaitas siemkės.lt yra bildinamas, bet jau žmonės rašinėja žinutę, sako nekantraujam, norim įsigyti, tai kol kas per asmeninės žinutės. Varom į epizodą toliau. Kai šokau vienas pats, išbėgau į tamsą, gerai, kad atsibudai pagelbėti. Viskas, varom, bandom ilsėtis. The next day. Darysiu intro. Labas rytas, pusė šeimos miega. Vienas, matot, duoda jau triukus. Ką naktį ištraukiau meškerės, nebepermitinėjau, norėjau pasilsėti biškį su šeimyna. Tai 2 kibimai, 2 realizuoti. Paskutinė 3 meškerė, kad nekibo visiškai nenustebėjau, nes dariau eksperimentą, užmečiau vieną arčiau, taip maždaug į patį vidurį, o kitas dvi tai buvau nuvaręs beveik į kitas pusės, tai pasiteisino. Ką ant ko pagavau, nebeatsimenu, kokius popikus dėjau, kokius buvo monsteredas ir ananasas, atrodo. Jo, monsteredas ir ananasas, o dabar galėsim šitą uždėti. Šitą? Jis lygiai tas pat. Lašiša ir citrina, biški kitoks. Kažkurios kažkaip miksinau, dėjau braškį ir ananasą į apačią. Vieną dėjau didesnį, 23 boilį, kitą 18. Ananasą su ananasu paėmė lynas, o po to naktį paėmė ananasą su ananasą didysis karpis. Va šitą atsimenu, nes ta kraštinė buvo. Tai va. Kurią valandą pagavai tas 2 žuvis? Pirmąją pagavau vidurnaktį, lygiai, kelios minutės iki vidurnakčio, 23 gal 55, o antrą pagavau 2 nakties. Atsakytai tavo klausimą? Atsakyk. O į auką, ką aš dėjau, jeigu kam įdomu, tai dėjau ananaso ir braškės boiliai. Tvari ryte, aš lėčiau kalbu biškį. Šeimininkas tvari, labą rytą. Spod miksą, pelečių ir sacėlą. Ir viskas. Matematika paprasta. Normaliai, patiko, sakau, neturėjau svarstyklių. Lauk, prisispausinsiu. Pakalbėjom su šeimininku. Sako, lėkiu į darbus, kad ir kai būtų smagiau čia pasilikti, sako, būtų čia. Sakė, man paėjo visai gerai su... Rūkas. Nesakai, kad rūkas, žinau. Nežinau. Pakėlė. Tai turbūt bangos. Kilnoja tą beždžionėlę. Jo. Palauk. O gal kažkas nori prikipti? Reiks eiti ištrauktoj, nes reikės visas persimesti. Beždžionėlė ką tik kilnotis pradėjo, aš sakau, ten vėjas ją judina, nes pakilo. Ir koks keistas rūkas pareina, nesu taip matęs. Čia ką tik saulė švietė toj pusėj ir dabar jau iš ten belinkoks rūkas. Žiūrėk, ar beždžionėlė kyla. Kyla? Jo. Tai reik palauk, kol pilnai užkilp. Arba lynas bus užkibęs per naktį ir nebepatempia per žolės. Dabar daugiau tikrai, kai pradėjau sakyti, kad daugiau nebepyps ir pypsi. Daugiau nebepyps ir pypsi? Jo. Tai dabar 3 popikus dėsiu. 3 širiminiai, 3 popikai. 1 ananasas braškė, 1 ananasas braškė, citrina lašiša ir ananasas, čia yra irgi, ananasas monsteredas. Tai toks miksiukas. Aš padėsiu šalia čia. Einam pažiūrėti. Jo, padėk čia. Einam išsikelti, nes gal ten yra užkibęs koks lynas. Va, matot, žiūrovai, rūkas pareina netgi. Dabar iš šono tokį. Geras, ne? Čia labai tamsu ir labai didelės bangos ir labai... Nutikrinam. Žiūrėk, kas čia zirzė biškį. Kuo daugiau žolių ištrauksim, tuo geriau bus kitiems žvejams. Brau, tokia didelė. Čia nepadaras, taip. Ką? Ar žolis nepadaras šitas? Ne, šitas žolis nepadaras. Labai man panašu į jį. Nu, galėtų būti toks jūroje, ne? Jo. Tai va. Iš. Kur dėt? Šeriminis čia nutirpo, nu, bet pakeisimės viską. Tai čia kibimų kaip ir nebuvo. O naktinius karpius suviliojau tiesiog su
kaip sakau, su CCL. Atrodo kaip karamelė labai. Tas pirmas kažkaip labai geltona buvo padaręs jauką, ne? Spalvos buvo dingusios, viskas sugeltonėjo nuo šito Tiger. O šitas tai kažkaip kaip karamelė, bet labai daug spalvos nepakeičia ir matos tos spalvos, raudonos, geltonos, juodos, visos Man išliko. atrodo pakeitė, nes nepakeitė, nes buvo per mažai. Nes Nes tu to įpylei labai daug netyčia, gali būti. Bet vis tiek skiriasi. O video montažą, žinokit, jums rodysiu taip. Tai pirmąjį karpį 12 nakties jūs jau matėte. Antrojo kol kas arba nerodau, o jeigu parodžiau, reiškia rytinis kibimas dar bus. O jeigu dar nematėte antro, tai jau galite nusiteikti, kad šitas mano naujas šėrimas buvo bevertis ir jau ryte nebeturėjom kibimų. Tai va, laukiam kol pabrinks, pasidarau pavakoinės. Jau neberodysiu jums. Manau, daugelis žvejų žino, kaip atrodo pavakoinės. Ir šiaip, vienas dalykėlis. Manęs žmonės klausė, Sėmė pamokė, kaip karpinę žvejybą daryti nuo pradžių iki pabaigos, iki užmetimo. Jeigu karpistai neužpyks, aš galėčiau sukurti tokį video. Bet aš sukursiu jį ne kaip kažkokį mokomąjį, kaip viską daryti, kaip sistemas rišti, nes aš tikrai nemoku. Aš perku sistemas, kurios yra ready surištos. Šiaip turiu viską nusipirkęs, mokintis pačiam surišti sistemą. Tai man čia pačiam bus dar naujovė. Bet jeigu jūs norėtumėt sužinoti video, kokias įrangas pirkti, už kiek pirkti, tikrai nereikia. Kai žmonės pasako karpį, žvejyba, ten 1000 milijonų pinigų kainuoja. Milijonų begalybės. Ko? Pinigų? O ką tu galvoji? Vakar žvejojom Kintuose su Edinu, video jau turbūt matėt, kur mane kirpo, tai jo setupai iš viso meškerė ir kotas 7 eurų, tai 2 nusipirkau 140, tai tų akcijų visur galima rasti, nereikia kosminių, pavyzdžiui, dabar mano vienas kotas yra iš seniau pirktas, kita rytė yra iš Temu, kuri epizodą mūsų rėmė ir aš galėjau išsirinkti, ta rytė iš vis kainavo 50 ir aš sakyčiau, Temu rytė yra mano galingiausia rytė iš visų, kurią turiu ir tą didįjį karpį, kurį arba jau matėt, arba pamatysit, ištraukiau šiąnakt be jokių problemų, netgi valas yra iš Temu, tai reikia nebijoti ir tokių parduotuvių. Aišku, kokybė visada yra ten aukščiausia, kur kaina, tai taip, bet ar pavyksta ištraukti karpį su pigiom meškerėm, patys matėt. Ir su žolėm apsivinioja, ir dideli karpiai, ir viskas pavyksta. Tai jeigu norės kada nors video tokį, nuo pat pradžių, nuo sistemos pririšimo, kaip aš žinau, kaip darysiu video, jeigu norėsit. Darysiu taip, kaip aš darau. O jūs nuspręsit, ar jūs norite tai padaryti, o jeigu jums nepatinka, kaip aš darau, skamba kaip jūsų problema. Gerai, užmetinėsim. Paspausiu raudoną sustabdyti. Dar ne, špartuoju daryti. Aš savo sistemą turiu tokią. Laivelis į vandenį. Paspauskit like and subscribe. Pakelsi, nes Aš atstamiau ant žemės. čia padėsi. Nagi, rytinukas. Beždžionėlė įsitempė kraštinę. Nu, dar paliksiu. Pijus sako, pala, ką? Kodėl pakeitei šitą ant Nomadic jų? Nes kepsim kiaušinį ryte, pažiūrėsim kaip gausis. Dar nesu kepęs kiaušinį, esu blynus čia kepęs, bet kiaušinių ne. Čia dešelės, aišku, pasišėlysim vakarykštį kukurūzą, tai labai jums didelis dėkui. Nebeturiu aš jau jų reklamuoti, jau praeitais metais atreklamavau, bet labai geras dalykas. Ką tu maivais? Oi, va, rūkelis tas, kur užsidėjo, tai toks griežtas, nuo ten tai parėjo, toks, atrodo kaip lyja. Bet čia rūkas. Meškerytės sumestos, labai norėtus dar to rytinio. Nu va, pusryčiai, keptis kiaušinis, toks biškis sumakaluotas, nes gražiau iškepa. Kukurūzas, dešrelės, Pijus jau prie pusryčių pasiruošęs. Tavo šiaip va jau yra iškepta. Šitas man atrodo mažesnis. 2 valandos 25 minutės. O gali parodyti.
Nelabai matos jaučiu, bet čia tik į lūpos kraštelį šitas galėjo. Nesunkiai, atsargiai ant valos užlipus. Atsargiai neiškerės lipi. Ha. Tokio koštų dar žolių. Matai? Matau. Vaikai bus pramiegoję visos didelės žuvys. Čiu. Gausiu vandens iš aviekos. Fotkinimą. Išplauksim toliai, kersim mures, pasirodys auksas žuvis, o nungau. Iki žemė. Tai pagal gilę spręs, gilę 15 sveria. Ką? Spręs. Gilę sveria 15. Nu. Čiūčiai. Laimingi kažkaip. Ne, į krantą, kur varai. Žiūrėk, atplaukė dar pasisveikinti, papozuoti. Sveikas. Ne į tą pusę. Pasimetė apšvietimas. Ką? Toks apšvietimas. Atėjo papozuoti. Labas. Ta pusė tau. Jo, dabar gerai. Viskas? Jo. Nu tai ką, pusryčiai pavalgyti, karpį pažiūrėjot, kaip supratot, rytinio jau nebepagavau, tai parodžiau dar antrąjį tą didesnį naktinį. Gaila svarstyklių neturėjau, kaip ir sakė šeimininkas, galinga žuvis, gali būti dėl to, kad dar nenutampyta, nes yra visiškai naujas ežerėlis čia, naujai žuvintas, naujai sutvarkytas, naujai ruošiamas, tai Carp Spot, palieku dar linką aprašyme, bet lengviausia jums bus susirasti, jeigu Facebook'e įvesite Carp Spot ir rasite prie Šilalės, žiauriai geras spotas. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, paspaudžiam laiką, subscribe varpelį, bet ne varpą ir susitiksim jau ant kito. Čiau, iki. Išplauksim toliai, kersim mures, pasirodys auksas žuvis, o nungau kabės mėnulis. Išplauksim. Kai vienas išvažiuoji į žvejybą, kažkaip telpi visai gerai. Kai išvarai su šeimyna, vaikus dar reikia va taip apkrauti. Važiuojam namo.